Labadiena dar kartelį, ponios ir ponai, džiaugiamės, kad apsilankėte čia pas mus. Saulėtas, nuostabus oras šį penktadienį. Sveiki atvykę į Europos čempionatą Formulės 2 klasėje. Su jumis sveikinasi aš, Andrius Janušauskas ir mano kolegė Nida Kilinskaitė. Sveiki visi, čia susirinkę. Oro sąlygos saulėtos, tačiau vėjas su mumis žaidžia žaidimus. Kiek teko klausinėti pilotų, visi treniruotės metu sakė, jog vėjas yra šiek tiek apgaulingas, ant kai kurių posūkių kelia laivus. Tai reikia pilotam tęsti, būti atidiem ir tiksliem. Kas dar kelia laivus? Kranai. Kranai kelia laivus į vandenį dėl to, kad mes jau su nekantrumu turėtume pamatyti sprinto arba match race lenktynes, kai vienas prieš vieną pilotai susikaus šitoje trasoje. Mes pamatysime nuostabų vaizdą, šiaip esu fanas šitų varžybų, match race ypatingai, dėl to, kad du laivai, dvi formulės šitoje trasoje, šiek tiek koreguotoje trasoje, mes trasoje galime pamatyti oranžinės bujas, žaliąją bują ir geltonąją bują. Ir kitaip tariant, šita trasa yra modifikuota tam, kad mes galėtume įsiaiškinti, kas viens prieš vieną yra geresnis. Pilotai dviese startuos nuo starto zono ir arčiau kairiojo posūkio esantis pilotas atliks pirmesnis posūkį ir tai bus aplink žaliąją bują. Kitas, kuris yra išorėje, darys posūkį tolimesnėje geltonoje bujoje. Galiausiai po 2 ratų pažiūrėsim, kas finišuos čia prie pat mūsų, prie pat finišo ir tokio formato, kaip netgi, sakykime, drifte, viens prieš vieną ar ne, susikauna ir turnyrinėje lentelėje keliauja į viršų. Tai yra neprivaloma lenktynių dalis, todėl 2 pilotai atsisakė joje dalyvauti, tai yra Matilda Viberg ir Egidijus Dagilis. Tačiau kitus pilotus reikės po 2 pagal treniruočių laikus. Tai geriausias finišavęs treniruočių laikė ir su paskutiniu geriausiu laiku. Taip, teoriškai tai galima sakyti, tas, kuris buvo greičiausias, šiokį tokį pranašumą turi prieš, teoriškai galbūt silpnesnį savo oponentą, kurį ir gaus poroje šitame match race. Kita vertus, kuris bus pirmas, kuris bus išorėje, kuris ne, dabar klausimas įdomus. Ar tas, kuris buvo greitesnis, gali šiek tiek diktuoti šitą situaciją, kurioje vietoje būti, ar viduje, ar išorėje? Pagal tavo asmeninę praktiką, kaip yra geriau? Ar važiuoti į tolimesnę bują, ar vis dėlto atlikti posūkį greičiau čia į žaliąją bują? Manyčiau, geriau yra atlikti į artimesnę bują, kadangi startuoja visi nuo leptelio, o leptelis stovi šiek tiek skersai visos trasos, todėl automatiškai gaunas, kad tas, kuris startuoja arčiau žalios bujos, jis turi didesnį pranašumą, greičiau atsidurti trasoje nuo leptelio. Keliais metrais, keliais coliais turi tą pranašumą, bet vis dėlto šitame sporte ir milisekundės labai daug lemia. Ir pažiūrėsim, ar tai bus pagrindinis raktas. Kita vertus, dabar klausimas man įdomus. Ar šie pilotai būtent pasirinko tam tikrą taktiką, gal užsidėjo specialų sraigtą, kuris turi geras dinamikas ir nuo starto, ir turi pakankamai gerą greitį tiesiojoje. Taigi 2 ratai išskirtinėje trasoje pirmyn atgal ir jie kovoja, kaip ir Nida minėjo prieš tai, ne dėl čempionato taškų, bet dėl garbės, pagarbos ir be abejo nuostabių prizų. Ir būtent kalbant apie techniką, kurią užsideda, tai šioje trasoje matome, kad jinai nėra labai didelė, todėl būtent svarbu yra užsidėti tokį sraigtą, kuris turėtų gerą akceleraciją ir būtų staigus išėjimas, staigus startas. Taip, startas labai svarbus šitoje vietoje, ir paskui jeigu greitis šiek tiek sulėtėja po 150-160 km/h, tai galbūt nebus didelis nuostolis. Taigi vėlgi aš taip manau, kad pagal tam tikrą perimetriją, kokius sraigtus gali užsidėti mūsų pilotai ir Europos čempionato dalyviai. Tai netrukus ir išsiaiškinsim, kaip čia viskas bus.
Jeigu pagalvojate, kad kažkur komentatoriai dingo, tai žinokit, mes prisėmėm šiokius tokius trumpus tylos įžadus tam, kad pašoniai esantis radiomenai ir mūsų trasos teisėjai ir varžybų komisaras galėtų susikalbėti tarpusavyje, nes dabar pranešama labai svarbi informacija, tai kai tik tai bus trumpas mūsų dalyvių susitikimas ir briefingas baigtas, mes pratęsime mūsų pašnekesį. Ačiū. Grįžtame čia tiesioginį eterį, tikiuosi laikotės puikiai, pratęsėm pašnekesius ir bendravimą kartu su jumis. Čia aš, Andrius Janušauskas ir Nida Kilinskaitė. Beje, abu turime šiokios tokios varžybinės patirties, tik tai Nida turi 28 kartus jos daugiau negu aš. Nida Kilinskaitė GT15 Europos čempionė ir taip pat F4 klasėje renkanti geras pozicijas ir taškus. Koks tavo yra geriausias pasiekimas F4? Bet žinau, kad žvėriška labai konkurencija yra. Žvėriška konkurencija yra labai sunku perprasti formulę, kurią turi. Tai mano geriausias pasiekimas yra 10 pasaulyje šiuo metu. Bet koks jausmas yra būti 10 pasaulyje? Puikus, nuostabus. Ir formulę perprasti yra ne taip paprasta, kaip galbūt kažkas galvotų. Vis tiek turi susigyventi su tuo laivu, pajausti, kaip jisai suka ant posūkių, tą aštrumą, užgriebimą laivo bangų. Tai viskas susideda į tą patirtį, kuri yra daugiausia pasisėmimo per varžybas, nes varžybų metu vis tiek yra viskas kitaip negu treniruotės. Ir treniruotėse tu plauki ant lygaus vandens, o varžybose ant bangų.
ir tarp žmonių. Na, kas jau kas, bet iš mūsų lietuvaičių tikrai netims vieno svarbiausio titulo, tai kažkada mes turėjome Lietuvoje tokį prestižinį titulą gražiausią pasaulio motorlaivininkė, tai manau, kad tu irgi jau pretenduoji šitą dalyką. Na, o jeigu žiūrint dabar į mūsų ekranus ir mūsų žiūrovus čia ant kranto, aš manau, kad netrukus pas mus čia ant Kauno marių vandens tikrai užvirs tikriausiai dvikova. Kasgi pas mus artimiausiu metu turėtų būti? 4. startinis numeris Jarno Vilmunen. Man atrodo, kad jisai yra labiausiai pasirengęs dabar. Ir jis startuos su 53 startiniu numeriu Alexander Lindholm. Jis beje yra pakankamai naujas pilotas visame šitame reikale. Abu pilotai beje yra iš Suomijos. Jarno taip pat yra naujokas, tačiau praeitais metais parodė labai gerus rezultatus Klaipėdoje vykusiame etape pasaulio ir rezultatas buvo tikrai nuostabus. Na, Jarno, nežinau, kokios patirties jisai turi, bet atrodė, kad jau su tokia su patirties kurpaitėm atėjo šitą sportą. Taip, be abejo, Formulėje 4 klasėje prieš tai plaukęs Jarno užėmė pasaulio pirmąją vietą. Štai, prašau. Daugelis, kas deda tą žingsnį tiesą sakant, į F2, tai tą daro iš F4 klasės. Tai buvo lygiai ta pati istorija ir su Edgaru Repko. Visi pradedam nuo mažų žingsnelių. Taip, taip. Po truputį juos didinam. Taigi pažiūrėsim, kas šitame Match Race pasirodys geriausiai. Na, o mes tikrai su nekantrumu stebime, kas vyksta čia pas mus ant lieptelio. Manau, kad visi komponentai, tiek gelbėtojai, tiek narai turi būti pasirengę, visos procedūros turi būti patvirtintos. Abiejų pilotų kabinos yra uždarytos. Aš net nebejoju, kad greitų metų mes turėtume pamatyti ir šių lenktynių startą. Šitame etape nebūtina dalyvauti, tačiau priminsime visiems žiūrovams, kad čia kovojama dėl garbės, šlovės ir dėl prizinių nuostabių dalykų, kurie bus įteikti dar šį vakarą ant mūsų scenos. Na, o čia įdomi situacija. 53 startinis numeris Alexander Lindholm išplaukė vienas, galbūt jisai taip nutiko, kad jisai porininko neturi. Tikrai gali būti, nes dalyvių yra 11. Nelyginis skaičius. Nelyginis skaičius, taip. Dabar galime pastebėti, kaip į šono neša šį laivą. Aš net nebejoju, kad jo vairas yra pasuktas, gerokai pasuktas. Norint plaukti tiesiai, vairas turi būti vis tiek susuktas, šiek tiek į kairę pusę. Ir Alexander grįžta į krantą, tuo tarpu išplaukė Hilmer Wiberg, 70 numeris. Hilmer Wiberg yra šių metų naujokas. Tai yra jo pirmos varžybos su F2. Jis kartu plaukė toje pačioje komandoje iš Suomijos kartu su savo vyresnėlė sese. Tai irgi šeimyna užaugus su šiuo motosportu, turi labai daug patirties. Hilmer Wiberg taip pat plaukia F4 klasėje kartu ir žada šiais metais dalyvauti abiejose klasėse, tiek F2, tiek F4. Kol kas išleidžia vieną ir kitą būtent mūsų bolidus atskirai. Panašu, kad dar kažkokie tai niuansai yra tikrinami. Šiaip varžybų formatas atrodo būtent toks, kad 2 sportininkai startuoja nuo lieptelio.
Na, o anksčiau F2 lenktynės buvo viena pavojingiausių sporto šakų pasaulyje, tačiau per pastarosius 20 metų saugumo priemonės buvo žymiai patobulintos. Dabar pilotai sėdi tokiuose uždarytose, norėjau sakyti užkarduose, bet tokiuose uždarytose kabinose su saugos diržais, kurie nelaimės atveju atsisega vieno mygtukos paspaudimu. Ir dėvė deguonės kaukės. Formulės korpuse įrengta sistema, kurie pripildo galą vandeniu ir išleidžia oro pagalvę, iškildami priekį virš vandens. Na, tuo nelaimės atveju, jeigu pilotas ir būna praradęs sąmonę, jis išlieka virš vandens. Bet visokiausių būna dalykų, kai pilotas ir jo bolidas būna pakankamai labai pažeistas ir kartais tos sistemos tikrai ne visada suveikia. Tenka pastebėti ir kaip tos oro pagalvės ir subliūkšta. Ką noriu pridėti, jo kiekvienais metais po kiekvienų avarijų yra kuriamas naujos taisyklės, kurios padidintų tą saugumą. Ir galime matyti dabar veiksmą ant lieptelio, kažkas prasideda. Taip, šviesoforas yra parengtas, raudonas spalvos šviesoforas yra čia ir duodamas startas. Štai čia, 53 numeris Aleksandras Lindholmas ir 70 numeris Hilmer Viberg startuoja kartu. Abu debiutantai šioje kategorijoje turi dar tikrai labai mažai patirties. Ir kas yra arčiau žaliojo sponsono, tas ir atliks pirmąjį posūkį ir tai yra Aleksandris. Panašu, kad Aleksandris susisuko ir tikrai nelabai gerai pavyko posūkis, o Hilmer Vibergui nusiseko startas. Labai darė keistą manevrą Aleksandris ir tęsia toliau savo. Kol kas sunku palyginti, kaip seksis šiems pilotams, nes dabar būtent Aleksandris darys ilgąjį viražą link geltonosios bujos, o būtent 70-ajam numeriu Hilmer Viberg dabar beliks apsukti tik tai aplink žalėje bują. Tačiau panašu, kad Aleksandr Lindholm turi greičio pranašumą. Pažiūrėsim, ar bus kažkoks tai fotofinišas. Dabar tik tai po posūkio bus aišku, kas turi... Čia ir susisukimas. Nelabai pavykęs viražas Hilmer Viberg ir sveikiname. Aleksandras Lindholm įrodo, kad turi pakankamai, sąlyginai chaotiškas plaukimas, ar ne? Tiek abiejų pilotų, tiek Viberg, tiek Aleksandrio. Abu susisuko, abu padarė didelius labai posūkius. Abu jauni labai. Abu naujokai, taip. Taip. Ir čia buvo tikrai, akivaizdu, kad jiems dar viskas prieš akį, norisi viską įrodyti ir tas toks galbūt nepamatuotas jaunatviškumas gali paskui varžybos ir atsirūkti. Taip, kad kol kas tai buvo puikia proga jiems pasitestuoti nervus, pasitestuoti, kaip viskas čia valdosi ir kol kas tikrai labai įdomiai susiplaukė šis važiavimas. Aleksandr Lindholm, štai čia dar kartelį mūsų ekranuose pakartojimas. Taip, Hilmerio startas matosi, kad šiek tiek buvo geresnis. Aleksandris paskui po pirmojo viražo atrodė gerokai užtikrinčiau, nors abu klaidų išvengė. Panašu, kad Hilmeris šiek tiek stokojo greičių ir nebuvo labai techniškai geras po geltonosios bujos posūkio. Na, žodžiu, jaunimėlis tikrai parodė tikriausią, britiškai kalbant, show-offą. Buvo smagu stebėti ir, pažiūrėsim, kasgi toliau čia mūsų match race, kokia kita pora. Taigi, normaliuoju būdu, Hilmer Viberg dabar yra eliminuojamas ir Aleksandris susitiks jau kažkuriame tai pusfinalyje su kažkuo. Panašu, kad formulės daro apšilimo trumpus ratelius prieš savus plaukimus. Todėl jie plaukia po vieną. Čia Nikita Litz, dar vienas jaunas, labai perspektyvus latvis, kuris kažkada startavo ir F4 ir F2 vienu metu per tą patį sezoną, tai tikrai varžybų buvo jam apsčiai. Nesenai teko pabendrauti po treniruotės su pačiu Nikita, tai sakė, jog oro sąlygos yra tikrai labai apgaulingos ir ganėtinai pavojingos. Po dešinio posūkio geltonos bujos jo laivą kelia į viršų. Taip pat prie artimiausios bujos užsukus, taip pat laivą šiek tiek
labiau atkyla negu įprastai. Nėra stabilus, daugelis pilotų po čia ilgosios tiesiosios, kuri trunka 600 metrų, pastebėjo, kad čia situacija yra bene pavojingiausia ir laivas yra nešamas šiek tiek į dešinę pusę, kur yra pakankamai seklu, to tikrai nesinori. Vairas turi būti šiek tiek pasuktas į prieš vėją ir čia tikrai, nors atrodo vanduo blizga, atrodo tokio kažkokio didelio vėjo nėra, bet žinant, kokius greičius išvysto šie pilotai ir jų bolidai, tikrai kiekvienas metras per sekundę vėjo neta kryptim tikrai daro didžiulę įtaką šių laivų aerodinamikai. Kitas mūsų pilotas yra Sam Whittle iš Anglijos, numeris 30. Ir dabar baigia padaryti savo apšilimo ratą ir grįžta prie leptelio. Taip, žinoma, kurgi tą šaltą variklį dabar smauksi iš karto. Tai žinoma, kad jie padaro apšilimo ratą, tai yra normalu. Sam Whittle turi savo sąskaitoje ir greičio rekordą. Su šia formulė yra pasiekęs 210 km per valandą, beje, ankstesnis rekordas priklausė netgi kelis kartus jo tėčiui. Taigi, Britas pabandys parodyti savo galės ir raumenis. Šiaip 20 su virš metų turi patirties įvairiausiose kategorijose. Turint omeny, kokia yra Didžiojoje Britanijoje konkurencija, tai tikrai kiekvienas britų pilotas pakankamai yra labai pasiruošęs tokioms varžyboms. Visą laiką atrodo, jie labai konkurencingi. Ar jam pasiseks šiandieną Lietuvos Europos Grand Prix, pažiūrėsim visai netrukus. Kol kas vyksta pramoginis match race dėl prizinių puikių prizų. Prizinių prizų. Geras žodžių derinys. Taigi laukiam starto, tai jau turėtų užsidegti raudonas šviesoforas. Raudonas šviesoforas yra iškeliamas į viršų. Pilotai ruošiasi. Na ir raudonos spalvos šviesoforas gali degti nuo 5 iki 10 sekundžių intervale. Iki 12. 12 netgi. Taip. Na, tu geriau žinai. Labai sunku nuspėti, kada išsijungs. Retas, kada laiko 12. Raudona šviesa įsijungia. Garsinis signalas taip pat yra. Ir užgesta ir startą. Turim startą. Panašu, kad Nikita išstartavo geriau negu Sam Whittle. Nikita Litz artimesnis posūkis jam bus iškart po kairę aplink žalįją bują, tuo tarpu turi maksimaliai atakuoti šioje tiesiojoje mūsų Britas Sam Whittle. Jo tolimesnis posūkis čia. Labai gražų posūkį padaro Nikita Litz. Sam Whittle eina šiek tiek toliau. Nikita pareina visų greičių ir atlieka oranžinės bujos posūkį. Taip, kairysis posūkis pakankamai plačiai, bet nedaro kažkokių tai didelių korekcijų ir klaidų Nikita Litz. Britas turi irgi panašią taktiką. Kol kas panašu, kad trajektorijos yra labai panašios. Na, dabar pasižiūrėsime, ar bus esminis skirtumas po šio posūkio. Laukia labai įtempta atkarpa, kadangi labai apytiksliai važiuoja labai. Taip, suartėja ir dabar Samas tikrai akceleruoja iš visų jėgų ir pažiūrėsim, ar turėsim finišą, man atrodo, Nikita. Pažiūrėkit, kaip atkėlęs vieną vidinę. Wow, Nikita, panašu, kad šoninis vėjas tikrai veikia ir jisai atakavo milžinišku greičiu. Nikita Litz rizikuoja ir panašu, kad jo rizika pasiteisina, bet panašu, kad šoninis vėjas tikrai darė milžinišką įtaką jo bolidui ir čia buvo labai pavojingas momentas. Pastebėjai, kaip vidinė spansono dalis buvo tiesiog atkelta. Tik viena plūdė lietė vandeniu. Tai yra labai pavojingas manevras. Labai rizikingas manevras čia. Tas pats, kas mergaitė su degtukais. Ir mergaitė tik 3 metai. Tai žinot, koks čia pavojus, baisus. Tai kol kas Nikita Litz, sveikiname jį, Jūrmala Racing Team iš Latvijos. Panašu, kad nugalėjo šitoje dvikovoje. Na, o čia tituluočiausias Lietuvos sportininkas ant vandens. Dar Meilutytė šiaip. Bet kalbant apie tokio pobūdžio ir tokios kategorijos elitinę Formulę 2, tai be jokios abejonės Lietuvos žvaigždė Edgaras Repko čia daro apšilimo ratą, jis bus suporuotas su kitu savo oponentu.
Kitas jo oponentas yra Tobijas Muntekas, 77 numeris iš Norvegijos. Tai bus labai rimtas varžovas Edgarui, tačiau... Jie dažnai būna Labai rimti dažnai varžovai. Jie iš esmės, Tobijas Muntekas tikrai ne kartą yra susitikęs su tuo pačiu Edgaru match race ir pusfinalyje, ir netgi finale, ir visą laiką įdomu juos stebėti. Taigi pažiūrėsim, kokį pajėgumą atsivežė Norvegas šį sezoną. Labai yra smagu stebėti ant kranto palaikančią publiką mūsų nuostabųjį Edgarą Repko. Taip, na, o kol pilotai įsirikiuos čia prie startinio sponsono, aš dar kartelį norėčiau pasidžiaugti mūsų rėmėjais. Tai, bičiuliai, renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Dėkojame jiems. Generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindinis rėmėjas UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, UAB Magnaplast. Renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts. Ir taip pat dėkojame Bister. Na, o taip pat Match Race dovanas įsteigė Bister Irklentės. Irklentės gaus? Wow. Na, buvo kažkada ir paspirtukai, tai dabar net neabejoju, kad ir Irklentės turėtų būti, bet Bister Irklentės ir paspirtukai tikrai yra labai nuostabus, patikimas pasirinkimas ieškantiems kokybės. Esu išbandžius Irklentės, nuostabios Irklentės. Wow. Tai aš dar nesu išbandęs, bet dar gal palauksiu birželio vidurio, bet nerkite ir jūsų Bister į vasaros pramogas. Edgaras jau yra įsirikiavęs, jis bus tas pirmasis, kuris atliks pirmąjį kairį posūkį ties žaliąją bują, jis yra artimesnis, na, o tiesiosios pajėgumus nuo starto link geltonosios bujos atliks Tobijas Muntekas, 77 startinis numeris. Taigi laukia labai įnirtinga kova, jie labai artimi varžovai, visą laiką panašus greičiu, tačiau, na, mūsų laimiai. Raudonas šviesaforas. Mūsų laimė Edgaras yra titulutesnis. Raudonas šviesaforas užgesta, puikus abiejų startas, galbūt netgi šiek tiek labiau šoktelė į orą Tobijas Muntekas, labai gerai ir netgi, sakykime, sinchroniškai startuoja, kas iš esmės mums bus labai smagu po 2 ratų pamatyti, kas kirs finišo liniją. Edgaras atlieka posūkį, susisuko šiek tiek. Kokios emocijos pas Nidą. Net kvapą užgniaužė lygiai taip pat ir man. Panašu, kad tikrai toje vietoje... Wow, šoninis vėjas yra labai pavojingas. Pažiūrėkite, Edgaras net nebuvo įsibėgėjęs, o jį jau kelia šonu. Pažiūrėkite, Tobijas Muntekas. Labai pavojingas epizodas, dar kartelį vienu sponsonu atakuoja tiesėje. Na, panašu, ar čia bus verta rizikos? Klausimas įdomus. Plaukia labai tolygiai, Edgaras daro tolimesnį posūkį ir... Bet stabilumas tikrai yra išmuštas iš vėžių. Panašu, kad šoninis vėjas tikrai daro didžiulę įtaką. Ir panašu, kad Edgaras yra priekyje. Pirmauja. Ir... Taip, Edgaro pergalė. Puikiai. Na, panašu, kad tikrai buvo labai sudėtinga ir galbūt ne taip užtikrintai Norvegas jautėsi dabar po ilgosios tiesiosios ir gal netgi psichologiškai yra geriau atlikti pirmajam tą greitesnį posūkį po kairę. Jautiesi pirmas. Jautiesi pirmas ir kita vertus gal tos trumpos tiesiosios šiek tiek per pirmąją distancijos dalį šiek tiek labiau tave užgrūdina, žinai, ko labiau tikėtis. Bet matomai vėjas yra labai stiprus, kadangi visi pilotai, vos ne visi pilotai susisuka ant posūkio, darant dažniau žalios bujos posūkį. Kita vertus, formulėje, na, apskritai, Grand Prix trasoje nėra labai dažni tokie posūkiai, kur, na, yra 180 laipsnių kampas, ar ne? Taip, tai labai yra retas atvejis, tad kiekvienam... Pataisyk, gerbima akademikė, ar 180, ar čia 360? 180. Gerai, bet kokiu atveju mūsų laukia tikrai įdomi dvikova. Smagu matyti, kad Edgaras jau pusfinalyje. Toliau grįžta iš treniruotės rato Jarno Vilmunen, kuris yra 4. startinis numeris. Tai yra stiprus taip pat pilotas, kuriam puikiai sekėsi praeitais metais dalyvauti pasaulio čempionato etapuose. Tačiau turėjo šiokių tokių nesklandumų. Prieš 3 savaitės, prieš 6 varžybas, Jarno sulaužė treniruotės metu savo laivo dugną. Tai teko keisti ir patį laivą. Nesėkmė.
Na, kita vertus, man teko pastebėti daug dalykų, kai pilotai persėda prie kito laivo korpuso. Ir kartais būna momentas, kad dar reikia papildomo laiko prisijaukinti naują laivą. Su dideliais iššūkiais kovoja 25-asis startinis numeris Tino Leto. Jis dar tik tai renka patirtį šitose varžybose. Per treniruotės jam buvo nušokęs kapsulės stogas. Bet susižvejojo savo laivo dalį, grįžo ir viskas atrodo gerai. Toliau tęsia savo varžybų pasirodymą. Taip, na, o Europos čempionatas grįžta į Kauną ir grįžta po 6 metų pertraukos. Paskutinis Europos čempionatas buvo rengtas 2019 metais, taip pat Lietuvoje. Ir smagu, kad tikrai puikios sugrįžtuvės. Ir būtent paskutinio Europos čempionato nugalėtojas ir čempionas yra Edgaras Repko. Taigi šiandien jisai turi, ne tik šiandien, bet ir apskritai visą šį savaitgalį tikrai turi ką įrodyti. Treniruočių metu Edgaras buvo tikrai pakankamai greitas, testavosi daug sraigtų. Manau, kad atsakymus savyje turi. Galbūt dar visko ir neparodė Edgaras. Jeigu ir rytoj išliks tikrai pakankamai tokios vėjuotos ir neprognozuojamos vėjo ir oro sąlygos tuo pačiu, tai tikrai bus daug žaidimo su svorio ir balanso mėtymu iš laivo. Ir raudono šviesa užgesta ir Džerno ir Tino startuoja. Prastas kol kas Tino startas. Panašu, kad Džerno tikrai turi geresnį startą šitoje situacijoje. Vėlgi, kaip ir minėjau, Tino turėjo šiokių tokių problemų su vairo stiprintuvu ir kol kas nėra susistygavę savo technikos iki galo, kol kas pakankamai tvarkingai atlieka šios posūkius, bet kaip neša į šoną Džerno Vilmunen. Visi pilotai stengiasi atkelti savo laivą iki ribos, kad būtų kuo daugiau greičio ir neapsiverstų. Tačiau vėjas gali neprognozuojamai jį iškelti daugiau neįtikėtina. Tikrai senokai teko stebėti tokį priešinį vėją į korpuso šoną. Panašu, kad su šiokia tokia atsarga vis dėlto turėtų įveikti pilotai šią atkarpą. Panašu, kad Džerno Vilmunen tikrai ima viršų. Galime jį pasveikinti. Pilotas iš Suomijos keliauja toliau, o tuo tarpu 25 startiniam numeriui Tino Leto iš taip pat Suomijos panašu, kad ne viskas dėliojasi taip, kaip norėtųsi. Na, bet tai pirmieji jo bandymai, tai turint omeny kokia jo patirtis ir tik tai 3 varžybos yra tokias didesnės plaukės Tino, tai viskas gerai, renkama patirtis. Gaila, kad Egidijaus Dagilio mes neišvysime šitose varžybose. Tiesąkant, mes turėtume pamatyti jį varžybose, bet ne match race. Taip pat nepamatysime ir Matildą Viberg. Jie dviese atsisakė dalyvauti match race varžybose. Na, o dabar į šiokį tokį apšilimo ratą irgi įplaukė Aleksandras Lindholmas. Jis jau yra laimėjęs savo plaukimą. Ir kitas pilotas yra Dainis Podziuks iš Latvijos, 15 numeris, ir jisai grįžta prie leptelio, atlieka savo apšilimo ratą. Beje, įdomus faktas, kad tai yra buvęs Uwe Slakterio laivas ir nors galbūt iš pažiūros kai kam gali atrodyti, kad visos formulės bemaž vienodas, galbūt stiklai, kapsulės kitokie, išdėstymas galbūt šioks toks kitoks, bet šitas laivas yra 2002 metų gamybos. Tai yra bene greičiausiai seniausias laivo korpusas čia. Ir labai svarbu paminėti, jog kiekvienam pilotui yra labai būtina pritaikyti tą kapsulės pačios vidų pagal save, tai visi diržai, viskas eina pagal specialius kampus aplink žmogų. Jau svečias tikrai neužimtų tos vietos, nepatogiai jam būtų ten viskas. Tikrai taip. Na ir Dainis Podziuks ir Aleksandr Lindholm rikiuojasi prie pontono. Mūsų žargonų tai yra lieptelis.
Taip, generalinis rėmėjas dar kartelį priminkim Nordis, renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, ačiū jiems ir kitiems mūsų rėmėjams ir partneriams, o tuo tarpu, muzika man šiek tiek primena tokį momentą, kad aš dabar įsitiesęs tik su rankšluošiu ir laukiu taivanietis. Čia gal, kad nuraminti pilotus. Nuraminti nervus, taip. Taigi pažiūrėsim, kaip jiems seksis, tai Dainis turi tikrai, pilotas iš Latvijos, labai daug patirties, puikiai žino, ką daro, ilgametis F4 pilotas, šviesoforas. Pagalbinėme laive yra iškeliamas į viršų. Netrukus pamatysime ne tik raudoną spalvą, bet ir išgirsime garsinį signalą. Švilpukas duotas. Raudona. Ir važiuojam. Geras abiejų startas, netgi gal, sakykime, Dainis šiek tiek ima viršų. Geresnis jo startas per keletą metrų. Taip, laukiame posūkio. Pirma bus artimesnis. Nuo 0 iki 100 km/h šios formulės įsibėgėja kiek daugiau negu per 3 sekundės. Tai tikrai super automobilių kategorija. Tai galios ir svorio santykis tikrai yra tobulas, kad šios formulės būtų tikriausias ginklas ant vandens. Puikiai atlieka Dainis šį posūkį. Panašu, kad jam šiek tiek sutrukdė buja stovinti vidury trasos prieš tai atlikus praeitą posūkį. Gera pastaba. 53 numeris Aleksandras Lindholmas kol kas irgi jaučiasi gerai, bet labai trajektorija plati. Šiek tiek prarado trasos metrų čia. Ir panašu, arba jisai ima gerą trajektoriją. Susisuko. Ir dabar šis momentas tikrai jam kainuos pirmąją vietą. Taip, panašu, kad Dainis, taip, mes galime sveikinti Dainį. Taip, pasveikinam Dainis Podzuks iš Latvijos, nugali savo konkurentą iš Suomijos, Aleksandrą Lindholm, dėja, bet šiaip gera taktika. Nuožulnesnis kampas ir iš plačiau ėmė žaliąją bują Aleksandris. Panašu, kad norėjo šiek tiek pasilikti vietos tam, kad nenusimesti per nelik daug greičio posūkyje, tačiau dėja, bet ten panašu, kad labai. Gal kokia duobelė tenas yra vandenyje, koks sukūrys, gal šamas ten galbūt trukdo truputėlį tiem laivam. Tikriausiai dar po to ir susisuko šitaip, tai jau tornadas tikrai bus. Ten tikrai kažkoks tornadėlis, jau kažkas bus iškapstas, ten kažkokia tai gilesnė duobelė, beje, ar žinai, koks yra giliausias ruožas čia Kauno mariose? Būtų labai įdomu išgirsti, bet manau, kad tikrai turėtų būti gilu. 30 galvų, kažkiek, tai 38 metrai gal. Kažką esu apie tokį skaičių girdėjęs. Nesu dabar ekspertas, gal reikia paklausti mūsų gero draugo, trečiojo komentatoriaus ChatGPT. Tai tikrai jaučias tas gilis, kai yra dedamos bujos. Kiek virvės sunaudojama jo padėti. Taip. Kol kas arčiau kranto linijos tikrai yra seklų, ta vieta yra pažymėta ir atitinkamom papildomom trasos bujam. Trasos žymekliai tikrai yra išmėtyti šitoje trasoje tam, kad laivybui reikia orientuotis. O kadangi tai yra kovinis vandens sportas, tai čia yra ir papildomų priemonių kai kuriems dalykams žymėti. Ir turime kitą startą. O čia Edgaras Repko ir Dainis. Nikita. Taip, Nikita Vins ir Edgaras Repko. Lietuva prieš Latviją ir Edgaro startas tikrai neblizga. Atsilieka per keletą metrų nuo Nikitos Lic. Bet palaukime posūkio. Pažiūrėsim, kokiais žaidimais užsiims Nikita Lic. Pažiūrėsim, ar jis padarys tą posūkį tvarkingai. Sąlyginai tvarkingai padaro Nikita Lic šį posūkį. Ir pažiūrėsim, koks atakos kampas čia į tiesiosios oranžinę bują. Taip, panašu, kad ta buja, tenais esanti vidury trasos, labai trukdo visiems. Pavojingas epizodas. Edgaras Repko šiek tiek netgi atkelia savo laivą, truputėlį subalansuoja ant galinių sponsonų jo laivas. Tikrai kol kas panašu, kad daugiausia problemų kelia būtent šį ilgoji tiesioji. O dabar Edgaras turi nesusisukti, taip ir padaro. Gera akceleracija, neria iš vandens. Ir turėtų užtekti Edgaras Repko. Panašu, kad yra! Taip! Puikus epizodas Edgaras Repko. Po tokio galima sakyti, gal ne pačio geriausio starto jo karjeroje. Kita vertus buvo ir prastesnių, pripažinkim. Bet kol kas 3, galbūt ir 3 kova bus dar įdomesnė. Viskas su tuo yra gerai. Edgaras žingsnis po žingsnio ir
manau, kad jau jis ir turėtų būti finale, šiaip pagal visą matematiką. Nuostabu, kaip Edgaras moka atsitiesti iš blogų situacijų. Praeitą kartą matėme šiokį tokį susisukimą, tačiau pavyko. Kaip valančiūnas. Per dvigubą gynybą vis tiek kažkaip tą ranką iškiša. Gerai, tai kol kas labai smagu, kad vieninteliam Lietuvos atstovui šiuose match race ir sprinto varžybose, jeigu kalbant lietuviškais terminais, neblogai sekasi ir Nikita Lic eliminuojamas iš tolimesnio varžybų horizonto, o čia Dainis Podzuks, latvis, prieš Jarno Vilmunen iš Suomijos. Jarno yra 4. numeriu pažymėtas baltas laivas, jis bus pirmasis, kuris atliks kairį posūkį pažymėtą žalia buja. Tuo tarpu Dainis, jis atakuos tolimesnį geltonąją bują. Taip. Aš galvoju, kad vis dėlto yra sudėtingiau galbūt plaukti žmogui, kuris plaukia į tolimesnę bują. Pažiūrėkim, ar bus čia išimčių šitame mače. Jarno ir Dainis važiuoja match race 1-1. Geras abiejų startas. Labai panašus startas. Na ir kas gali pasakyti, kad šie korpusai jų gamybos metai skiriasi per dekadą ir daugiau galbūt. Ir panašu, kad labai apylygis rezultatas. Viskas išaiškės posūkių metu. Taip, iki pirmojo posūkio kol kas labai tolygiai plaukė abu. Pažiūrėsim, kam labiau pavyks išnerti iš kitų posūkių. Atakuoja artimesnį mūsų kranto linijos posūkį Jarno. Abu labai stengiasi atkelti laivus, kad pagautų labai gerą greitį, tačiau vėjas pučia labai stipriai ir atkelia abiejų plūdes. Šiek tiek buvo toks susimėtimas pas Dainį Podzuką. Panašu, kad papildomas Jarno bangos padarė šiokį tokį nepriverstinį viražą, o dabar tiesioji. Ir čia pasimatys, kas geresnis ir Latvis. Latvis, tai per keletą metrų Dainis Podzuks. Pasidžiaugime už Latvijos sportininką. Dainis Podzuks laimi prieš Jarno Vilmunen ir Suomis krenta iš tolimesnio etapo. Ir panašu, kad ar tik nebus Lietuva prieš Latviją? Gali būti braliukų kova. Taip, kas iš esmės mūsų tikrai toks rezultatas labai tenkintų. Panašu, kad taip ir gali nutikti. Pusfinalių kovos eina į pabaigą. Artėjame prie finalo. Na dabar pagal visą teoremą turėtų būti kova dėl 3. vietos, man taip atrodo. Na taip. Jeigu Nikita Lic vis dar čia. Dar kartelį pažiūrėkime ir pakartojimas. Šio paskutinio plaukimo puikiai sustartavo tolygiai šie du nuostabus laivai. Visiškai identiškai. Taip, siluetas nei kiek nepranyksta. Nei vieno, nei kito, viename kadre. O štai čia. Na, bet panašu, kad Dainis turėjo pranašumą ant posūkio. Geras įstojimas buvo Dainio. Tikrai neblogas. Edgaras Repko panašu, kad tikrai laukia žiūrovų palaikymo, to ir sulaukia. Šūksnio aplodismentų. Na, kita vertus, būtų labai keista šių namų vandens šeimininką pamatyti kažkokį tai iškritusi iš konteksto, iškritusi dar aštuntfinalyje. Tai kol kas viskas gerai. Edgaras Repko match race'uose tikrai turi apskritai jisai turi didžiulę patirtį, labai stabilus, kaip Nida pastebėjo, labai moka atsitiesti iš visokiausių situacijų. O dabar Nikita Lic ir Jarno Vilmunen. Startas duodamas. Šiek tiek užvėlavo Latvis su savo startu. Jarno šiek tiek geriau sureagavo į raudoną šviesą. Starto mygtuką paspaudė šiek tiek anksčiau. Važiuosim, ar tai padarys įtaką. Na ir atliekame pirmieji posūkiai. Nikita Lic atlieka pirmąjį posūkį aplink žaliąją bują. Dabar kol kas viražų didesnių nebuvo. Šiek tiek užmetė Nikita Lic į šoniuką, bet jisai atsitęsė ir toliau varo. Na, galbūt jisai irgi negali labai iš kairės į dešinę užsimesti, galbūt ne ta trajektorija, nes po dešinę pusę vis dėlto yra tavo oponentas. Tai ten pakankamai tas žaliasis posūkis būna pakankamai aštrus. O dabar Jarno, kadangi jam nieks nemaišo po dešinę pusę, jisai gali
taikyti visai kitas trajektorijas ir pažiūrėsim, ar tai bus pagrindinis raktas į sėkmę. Jarno, panašu, kad ima viršų, taip ir yra, ir nugali Nikitą per 10 metrų. Sveikinam Suomį, jis iškovoja aukštesnę poziciją. Na, o kol kas tikrai stebim šią nuostabią sporto šaką ir džiaugiamės, kad technologinės pažangos tikrai atsispindi su kiekvienu sezonu. Šio sezono naujovė yra keturtakčiai varikliai, kurie turi 250 arklio galių negu dabartiniai dviejų taktų V6 2,5 litro Mercury varikliai, kurie išvysto 200 arklio galių. Bet puikus pastebėjimas, kad Nikita buvo užsidėjęs naują variklį 250 arklio galių, tačiau jam nepavyko prasiveržti į finalą. Nu, keturtaktis turi savo niuansų, daugiau dūžių, ekonomika, ekologija geresnė, tačiau sūkiai mažesni. Pasižiūrėkime, kas dabar nutiks. Ir prasideda finalas, startuoja. Didysis finalas, ponas ir ponai, palaikom savus, palaikom broliukus, kas už ką, ir važiuojam. Edgaras atliks pirmasis žaliąjį posūkį, panašu, kad jo startas galbūt nėra toks jau ir labai super geras, bet vis dėlto kol kas ta einamoji taktika tikrai yra pasiteisinusi pas Edgarą, išmeta jį šiek tiek į posūkio išorę. Bet jisai puikiai atsigauna ir toliau tęsia. Dainius Puodžiukas atkeliauja iš toliau. Geras pranašumas Edgaro, tikrai labai solidžiai atrodo, kad dabar atkerpa nemažą dalį trasos. Pažiūrėsim, ar situacija keisis po kitų posūkių. Dainis Puodžiukas padaro labai didelį posūkį, didelės trajektorijos. Manau, kad jisai bandys atakuoti maksimaliai, kitaip tariant, su mažu atakos kampu, nuožulniai, bet ne, vis dėlto pakankamai stačiai. Statų kampą atlieka Dainis. Edgaras, labai artimas finalas, ponius ir ponai, dar kartelį pažiūrėkime. Ir net nežinau, ką pasakyti, fotofinišas. Fotofinišas, na, vis dėlto viduje buvo Dainis. Ir klausimas dabar įdomus, kasgi paėmė tą pirmąją poziciją. Aš net nekantrauju, galbūt mūsų transliacijos režisieriai galbūt savo kamerų objektyvais galės mums atsakyti į šį paslaptingą ir nenuspėjamą klausimą. Taigi, ar Edgaras Repko, ar Dainis Puodžiukas? Šiuo metu visi ant kranto trūkčioja pečiais ir niekas negali atsakyti klausimą, kuris. Tai laukiam rezultato. Fotografai, didžėjai, vedėjai, įsprogusiom akim žiūri į mus ir galvoja, kad mes kažką žinom, bet žinokit, mes matėm tiek pat, kiek ir jūs. Galbūt žiūrovai esantis VIP zonoje, galbūt iš šono gal geriau matė iš to observacijos taško, dar kartelį pakartojimas. Na ir sunku pasakyti, kas. Beprotiškai sunku. Toks mažas atstumas tarp abiejų laivų. Na, tai tikrai reikės laukti fotofinišo rezultatų. Arba tiesiog man duos lentelę per apdovanojimus ir kas ten bus parašyta tas. Na, o per apdovanojimų ceremoniją, be jokios abejonės, mes įteiksime match race arba sprinto varžybų nugalėtojams puikiuosius prizus, kuriuos įsteigė Bister. Na, o čia trumpas pasipaukojimas prie fanų zonos. Dar kartelį esantis čia, pakelkit šiek tiek triukšmo, Edgaras Repko. Aplodismentai didžiausi Edgarui. Surengė šiokį tokį mini šou Edgaras jums visiems. Taip, na, o taip pat, jeigu norite puikių žinių iš savo miesto gyvenimo, tai informacinis partneris mūsų Kauno diena tuo tikrai pasirūpins. Dar kartelį norėčiau paakcentuoti mūsų gerbiamosius rėmėjus ir partnerius, kuriems esame be galo dėkingi. Tai renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindinis rėmėjas ir pagrindiniai rėmėjai yra UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, UAB Magnaplast, UAB Garants Boats and Yachts, taip pat ir Bister. Na, o mes laukiame pokalbio. Smagu. Ar tikrai nesitikėjai, ar čia labiau kuklinės? Ne, aš tikrųjų tai kažkaip norėjau, galvojau, bet nepatiko man užsikūrimas formulės, nepatinka man. Ir pirmą ir antrą kartą jaučiau, kad su tokiu užsikūrimu nieko nebus. Bet reiškia, paskui dinamika labai yra gera, galbūt posūkiai geri ir kažkaip pasigaunu. Bet ant starto pačiu iš pontono tai pralošiu visiems.
Ar jauti žmonių palaikymą? Aišku, jaučiau, aišku. Ir pergino biškį norėjęs, kad, aišku, laimėti prie savo žiūrovų. Nu, fainai, labai džiaugiuosi. Labai tave palaikėm, sveikinam! Na, iš šio pokalbio aš, ką dabar ir girdėjome, tai supratau, kad Edgaras laimėjo. Dar kartą aplodismentai. Bravo. Tai tikrai, startas kol kas viena iš svarbiausių procedūrų būtent šitame greitame Europos čempionate, kadangi 4 plaukimus mes turime ir startas yra labai svarbus. Faktas, dinamika paskui kažkiek tai žaidžia, bet prisiminkime, kad 15 laivų per tuos plaukimus tikrai nebus ramaus vandens. Tikrai nebus ramaus vandens vėliau. Ir čia panašu, kad ir tikrai džiaugiasi mūsų visa bendruomenė ir fauna už Edgarą Repko. Na, o čia dar kartelį gražus momentai į tai, kas buvo per pastarąjį pusvalandį ir daugiau. Taip, gražus vaizdai, gražios akimirkos, puikios emocijos ir be abejo, Nida turi labai svarbią žinutę šiandien visiems. Taigi, brangieji vyrai, kreipiuosi jūs visus, nes šiandien yra jūsų diena. Tai sveikinam jūs visus su Tarptautinė vyrų diena. Būkit, džiaukitės ir mylėkit vieni kitus. Labai Ne vyrus, bet žmonės mylėkim vieni kitus. Nieko blogo ir vyrus mylė. Gerai, tai dar kartelį labai smagu. Atrodo, kad Match Race įvyko, o mes einam ruoštis sveikinimų ceremonijai, įteiksim prizus. Smagu už Edgarą Repko. Dar kartelį pakeliam triukšmo, visi žiūrovai esantis čia, kas mus girdi, tai pakeliam džiaugsmo bangą, kurios mums reikės ir per apdovanojimų ceremoniją. Na, o čia dar kartelį su jumis buvau aš, Andrius Janušauskas ir aš, Nida Kilinskaitė. Labai smagu būti su jumis, visą savaitgalį praleisime kartu ir stebėsime, kaip sekasi mūsiškiams Europos čempionate klasėje Formulė 2. Iki greito.